Peppa Pig atrodo paprasta iš pirmo žvilgsnio. Ryškios spalvos, draugiški balsai, trumpos serijos ir istorijos, kurios atrodo nekaltos ir saugios. Tačiau vos tik nustojate žiūrėti tik į Pepą ir pradedate pastebėti foną, visas laidos tonas tyliai pasikeičia. Personažai be paaiškinimo atsiranda ir dingsta scenose. Kai kurie pasirodo vietose, kur logiškai neturėtų būti, kiti pristatomi, trumpai paminimi ir visiškai pamirštami. Peppa kiaulaitė apsimeta esanti paprasta, tačiau fonas pasakoja visiškai kitokią istoriją. Viena, kupina keistų dėsningumų, dingusių personažų ir detalių, kurios sukelia daugiau klausimų nei pateikia atsakymų. Vienas aiškiausių to pavyzdžių yra ponas Labradoris, personažas, kuris atrodo egzistuoja visur vienu metu. Dauguma žiūrovų jį atpažįsta kaip ponas Buliaus statybų brigados narį. Jį dažnai galima pamatyti valdantį sunkiąją techniką, padedantį kasti kelius ar prisidedantį prie statybos projektų, tarsi tai būtų jo nuolatinis darbas. Serijoje Ponas Buliaus porceliano parduotuvėje, kai ponas Buliaus sudaužo savo arbatinuką, ponas Labradoris ramiai praneša, kad turi kniedėjimo pistoletą. Aš turiu kniedėjimo pistoletą! Šią frazę jis ištaria taip ramiai ir užtikrintai, kad tai iškart apibūdina jo asmenybę. Tačiau jo buvimas kelia nerimą dėl to, kaip lengvai jis keičia vaidmenis. Kitame epizode jis staiga prekiauja ledais iš furgono, kalbėdamas tuo pačiu lėtu, atsipalaidavusiu balsu, tarsi ledų pardavinėjimas būtų tik dar viena laikina užduotis. Prieš grįžtant į statybų aikštelę, viskas tampa dar keisčiau. Kai pasižiūri, kur dar pasirodo ponas Labradoris. Per Pepos kelionę į Londoną jis matomas apsirengęs vienu iš karalienės sargybinių, stovintis tyliai ir stebintis, kai Pepa su draugais įeina į rūmus. Kai kiaulių šeima keliauja į New Yorką, ponas Labradoris vėl pasirodo, šį kartą laikydamas fotoaparatą ir apsimesdamas turistu. Jis stovi pakankamai arti šeimos, kad beveik atrodo, jog tai tyčia, lyg jis dokumentuotų jų judesius. Tada Paryžiuje jis vėl ten, su paruošta kamera, tyliai stebi iš šalies. Tas pats personažas pasirodantis keliose šalyse, visada šalia ir visada stebintis, pradeda atrodyti nebe kaip atsitiktinumas. Tai kelia nemalonų klausimą. Ar ponas Labradoras yra tiesiog pasikartojantis antraplanis personažas, ar jis tyčia stebi Pepą ir jos šeimą? Dėl priežasčių, kurių laida niekada nepaaiškina, dar viena paslaptis susijusi su vaiko personažu, kuris techniškai egzistuoja, bet taip ir iki galo nepritampa. Gerbėjai ją dažnai vadina Karolė Karvė. Pirmą kartą ji pasirodo kaip bevardė antraplanė veršiukė, sėdinti žiūrovų salėje per pono Bulvės kalėdinį pasirodymą. Ji nėra pristatoma, nekalba ir jos niekas nepastebi. Ji tiesiog yra ten. Po to ji pradeda tyliai pasirodyti šalia ponios Karvės keliose epizoduose, įskaitant keliones į Londoną ir scenas viešose vietose, tokiuose kaip prekybos centrai. Laikui bėgant, gerbėjai pastebėjo jos pasikartojančius pasirodymus ir suteikė jai vardą, ko pati laida niekada nebuvo padariusi. Galiausiai Peppa kiaulė patvirtino, kad ji yra ponios Karvės duktė, tačiau net ir tapusi oficialia veikėja, ji išlieka keistai nutolusi nuo pagrindinių personažų. Iš tiesų nerima kelia tai, kas su Karole Karve nevyksta. Ji niekada nelanko Madamos Gazelės mokyklos, nežaidžia su Peppa ir nebendrauja su kitais vaikais. Ir tada po kelių pasirodymų ji visiškai dingsta. Labiausiai neramina tai, kad ji nepasirodo net savo pačios motinos vestuvėse su ponu Buliu. Jeigu ponas Bulys dabar yra jos patėvis, šio nebuvimo neįmanoma nepastebėti. Laida nepateikė jokio paaiškinimo, kur ji dingo ar kodėl ji pradingo. Todėl žiūrovams lieka spėlioti, ar ji išsikraustė, buvo tyliai išbraukta iš siužeto, ar tiesiog tapo pamiršta detale. Pasaulyje, kuris retai žvelgia atgal, Pepos paršiukės pasaulis tampa dar keistesnė. Kai pagalvoja apie piratą Raudonbarzdį, jis atvirai yra piratas. Ir laida to niekada neslepia. Jo atvaizdas pasirodo vaikų knygelėse, o festivalio serijoje jo veidas matomas plakatuose ir transparantuose visame mieste. Visa bendruomenė atrodo žino, kas jis yra, tačiau niekas niekada su juo nesielgia kaip su nusikaltėliu. Vietoj to jis yra švenčiamas, rodomas ir tyliai priimamas. Tai leidžia daryti nerimą keliančią prielaidą, kad Pepos miestelis arba toleruoja piratavimą, arba kažkaip iš to gauna naudos. Nesvarbu, ar festivalis buvo surengtas jo garbei, finansuotas jo, ar tiesiog naudojosi jo įvaizdžiu, laida niekada nepaaiškina, kodėl piratas yra laikomas vietos ikona. Su Raudonbarzdžiu susijusi yra Poli, papūga, senelio kiaulės augintinė, kuri tampa kur kas įtartinesnė, jei į ją atidžiau pasižiūrėsite. Vaizduose susijusiuose su Raudonbarzdžiu, Poli vaizduojama kartu su juo užkasanti lobį, kas stipriai leidžia manyti, kad ji buvo įsitraukusi į jo nusikaltimus. Nepaisant to, Poli taip pat vaizduojama kaip įžymybė.
Jos atvaizdas pasirodo ant parduotuvėse parduodamų dripsnių dėžučių, paversdamas ją komerciniu talismanu. Ši keista dviguba tapatybė, nusikaltimų bendrininkė ir parduodamas simbolis, leidžia manyti, kad kiaulytės Pepos pasaulyje šlovė lengvai ištrina blogus poelgius. Ponas Lapinas yra dar vienas įtartino elgesio pavyzdys, paslėptas visų akivaizdoje. Jis valdo parduotuvę, kurioje parduodama visiškai viskas, dažnai priimdamas absurdiškas atsiskaitimo formas, pavyzdžiui, Džordžo sagas. Jis atrodo pasitikintis savimi, rafinuotas ir visiškai nesirūpina, iš kur atsiranda jo prekės. Serijoje Naktiniai gyvūnai jis matomas besėlindamas prie senelio kiaulės vištų. Tai vizualus pokštas, kuris kartu užsimena apie jo vagysišką prigimtį. Vėliau senelio kiaulės mylima butelių laivelių kolekcija paslaptingai dingsta ir netrukus vėl pasirodo parduodama Ponas Lapės parduotuvėje. Įtarimų dar padaugėja, kai vėliau Ponas Lapė oro uoste pastebimas vilkintis žalią švarką, kuris atrodo kaip tyčinis persirengimas. Ar jis bėgo iš šalies, ar tiesiog slėpėsi visų akivaizdoje, laida palieka šią užuominą kyboti ore. Mendė Pelytė yra dar vienas personažas, kurio pasirodymas tampa įdomesnis, kai pastebi ją ankstyvose scenose. Prieš savo oficialų debiutą, Mendė trumpai pasirodo fone per kelionę į Londoną, iš dalies nukirsta kadro krašto. Niekas jos nepastebi, tačiau ji akivaizdžiai ten yra. Kai ji pagaliau tampa pagrindinė veikėja, serialas ją pristato be jokio išskirtinumo. Mendė naudojasi neįgaliojo vežimėliu ir niekas to nelaiko kažko neįprastu. Nėra jokios pamokančios serijos ar dramatiško paaiškinimo. Ji tiesiog yra grupės dalis ir iš tiesų, seriale pabrėžiama, kad ji dažnai yra greičiausia tarp vaikų. Jos ankstesnis pasirodymas fone atrodo tarsi tyčinis, lyg ji visada turėjo būti Pepos pasaulio dalimi, tik laukia savo akimirkos dėmesio centre. Molly Kurmė, Pepos. Kiaulės pasaulyje pasirodo kukliau ir gerokai nenuosekliau. Jie akivaizdžiai yra ponios Gazelės klasės dalis, bet pasirodo tik tada, kai grupai reikia daugiau vaikų. Ekrane ji pasako savo repliką, sureaguoja į vykstantį įvykį ir tada vėl pranyksta fone. Molly atrodo mažiau kaip pilnai išvystytas personažas, o labiau kaip kažkas, kas egzistuoja tik tam, kad užpildytų vietą. Ji yra, bet niekada nėra pagrindinė. Penny, baltasis lokys, atrodo svarbi. Nors ji pasirodo retai, ji nešioja akinius, žaidžia ledo ritulį ir turi aiškiai apibrėžtą asmenybę. Tačiau ji dingsta ilgiems laikotarpiams ir vėl pasirodo taip, lyg visada būtų buvusi šalia. Jos nenuoseklus buvimas verčia ją jaustis ne tiek foniniu personažu, kiek veikėja, kurią laida tiesiog pamiršta panaudoti. Belinda Bear yra paslėpta kitu būdu. Ji lieka nepastebėta ne todėl, kad įsilieja į aplinką, o todėl, kad priklauso vyresniai grupiai, į kurią laida retai atkreipia dėmesį. Ji pasirodo kartu su Chloe ir kitais vyresniais vaikais, atvirai sakydama, kad jai beveik 10 metų. Ji važinėja riedlente, duoda patarimų ir elgiasi kaip kažkas, kas jau išaugo iš Pepos pasaulio. Jos išvaizda ir požiūris ją išskiria, aiškiai parodant, kad Pepos kiaulės visata tęsiasi už darželio ribų, net jei laida tai retai nagrinėja. Ponas Lokys yra vienas keisčiausių visų atvejų. Jis pasirodo tik vienoje serijoje ir daugiau niekada nebepasirodo. Jokio pasirodymo fone, jokių pakartotinių vaidmenų, jokio paminėjimo. Jis egzistuoja trumpai ir tada visiškai dingsta, todėl atrodo labiau kaip pamirštas failas, o ne tikras Pepos miestelio gyventojas. Ponia Barsukė atrodo svarbi. Kai pasirodo, ji valdo didžiulę fermą ir užtikrintai veda vaikus po ją. Tačiau jos asmeninis gyvenimas atrodo neužbaigtas. Nors laidoje sakoma, kad ji ištekėjusi už pono Barsuko, jis retai matomas ar minimas, todėl atrodo, kad visa jos gyvenimo dalis buvo pašalinta iš pasakojimo. Galiausiai yra ponas Gazelė, personažas, kuris techniškai visai nepasirodo. Mokslo muziejuje paveiksle jis pavaizduotas vilkintis kelių šimtmečių senumo karinę uniformą. Atsižvelgiant į tą, kad ponia Gazelė, kaip aiškiai leidžiama suprasti, yra nemirtinga, portretas leidžia manyti, jog jos vyras gali būti toks pat. Jei tai tiesa, tuomet ponas Gazelė niekur nedingo. Jis tiesiog yra kažkur kitur, galbūt miega, slepiasi, arba laukia, kol laida vėl atkreips į jį dėmesį. Kai pradedi pastebėti šiuos antrame plane esančius personažus, Pepa kiaulė nustoja atrodyti kaip paprastas vaikų animacinis filmas. Tai tampa pasauliu, pilnu neužbaigtų siužetų, pamirštų žmonių ir istorijų, vykstančių už kadro ribų. Ir kuo atidžiau žiūri, tuo aiškiau tampa, kad Pepa kiaulės fonas visai nėra tuščias. Jis stebi ir tave.